Reversinė juosta iš abiejų pusių atžymėta va tokiais dvigubais brūkšniukais. Jeigu iš tos pusės jūs galėtumėt kirsti, kai būna žalias, tai pervažiuoti į priešinį eismą, nors yra neištisinė linija. Griežtai yra draudžiama. Tačiau jeigu yra šviesoforas išjungtas ar geltonas šviesoforas, įvažiuoti, iš savo pusės, imkim, kad mes iš tos pusės važiuojam ar ne, įvažiuoti į ją yra draudžiama, kaip ir važiuoti šią eismo juostą. Raudonas draudžia. Jeigu nėra iš vis įjungto jokio šviesoforo, draudžiama važiuoti eismo juostą. O jeigu yra geltonas nukreiptas šviesoforas, jis bus kaip taisyklė nukreiptas į šitą pusę, taigi ką jisai įpareigoja? Įpareigoja nedelsiant persirikiuoti gretimą eismo juostą rodiklės nurodytą kryptim. Jeigu jūs važiavot gretimą eismo juostą, matot, kad čia daugiau mašinų, čia mažiau, galiu dar persirikiuoti, kokios problemos. Ne, jeigu dega geltonas šviesoforas, jūs tokią liniją galite kirsti tik tuo atveju, jeigu jums yra iš dešinės. Reversinis šviesoforas kalba tik apie vieną šitą eismo juostą.